Vardan kitų saugumo jie rizikuoja. Sveikata, gyvybė, šeima. Tačiau kasdien rizikuojantiems ir pavojus patiriantiems pareigūnams nuolat mažinami atlyginimai. Jie atleidinėjami iš darbo. Dėl neapgalvotų politikų sprendimų mažinamas finansavimas. Pučiasi valdymo aparatas. Mažinamos socialinės garantijos. Ekonominis sunkmetis – palanki terpė įvairaus plauko nusikaltėliams ir šešėliui. Todėl pareigūnų veikla tampa ypatingai svarbi, užtikrinant visuomenės saugumą ir ekonominę gerovę. Atsainus politikų požiūris į sudėtingą statutinių pareigūnų darbą provokuoja linkusius nusikalsti. O visuomenėje formuojamas negatyvus pareigūnų įvaizdis. Pareigūnas lieka vienas. Ar vienas pareigūnas pajėgus kovoti už savo teises? Kaip šioje sudėtingoje situacijoje elgtis? Atsakymas – reikia vienytis. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, iškilus bėdai ar nelaimiai, geriausiai atstovauja statutinius pareigūnus. Kodėl verta tapti profesinės sąjungos nariu? Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas šiuo metu jungia 5 profesinės sąjungas, kurios teikia teisinę, ekonominę, socialinę pagalbą pasieniečiams, policininkams, ugniagesiams, viešojo saugumo tarnybos, pataisos įstaigų ir kitiems statutiniams pareigūnams, bei atstovauja jų interesus. Čia jūsų kolegos bei profesionalūs teisininkai suteiks kvalifikuotą teisinę konsultaciją, parengs dokumentus, atstovaus teismuose ar derybose su darbdaviu. Jau suteikta tūkstančiai konsultacijų, atstovauta šimtuose procesų. Tai padėjo pareigūnams sugrąžinti 100 milijonų litų nesumokėto darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų. Nacionalinio pareigūnų profesinio sąjungų susivienijimo nariai naudojasi įvairiomis sveikatinimo, sporto bei kelionių nuolaidomis. Kartu su šeimos nariais dalyvauja sąskrydžiuose ir sporto renginiuose. Ištikus bėdai ar nelaimiai, profesinės sąjungos nariams pašalpą, lengvatinę ar beprocentinę paskolą suteikia Pareigūnų kredito unija. Nacionalinis profesinių sąjungų susivienijimas sutelkia pareigūnus ir jų artimuosius, įveikiant bėdas bei didelius sunkumus, kai vienam apsisaugoti tiesiog neįmanoma. Statutiniai pareigūnai – tvarkos ir saugumo valstybėje garantas. Tik susivienyje jie tampa jėga, su kuria skaitosi politikai ir valdininkai. Jei šie pareigūnų reikalavimų negirdi, organizuojamos viešos akcijos. Jei pareigūnas užguitas ir basas, tvarkos valstybėje nebus. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas už tai, kad Lietuvos gyventojai ir pareigūnai būtų saugūs.